Brangūs mokytojai, mokiniai ir mieli krikštavaikiai, būsimi gimnazistai. Labas rytas visiems čia susirinkusiems, nes šiandieną mūsų gimnazijoje dar vienas tradicija tapus renginys, pirmokų šventinimas į aukštesnėje pakopą. Nuvalysime kelius ir takelius, kuriais antrosios klasės gimnazistai ir jų auklėtojai eina į mokyklą. Prisiminsime, kad skambutis skirtas mokytojams, o ne mokiniams. Tad jam nuskambėjusi nepulsime į klasę. Kviečiu klasių atstovus pasiimti užduoties vakarui. A klasės užduotis. Stovite atgal į savo vietas. Tai dabar lauksime jūsų visų pasirodymų vakare, 5 valandą, tad tikėkime, bus geras renginys. O dabar bėkite į pamokas ir sąžiningai mokykitės, kad būtumėte verti gimnazisto vardo. Klausyk, kaip tu manai, kodėl šiais laikais taip nuobodu danguje? Nežinau, matai, būna dienų kaip tyčia. O gal klausyk, krizė, ta garsioji žemės krizė, pasiekė dangų? Nebūk tu tokia priekabe. Žiūrėk, tarp debesų ten kažkas tai užsidegė. Labą vakarą, mėly pirmokai, jų auklėtojai ir visi čia susirinkusieji į Vienuolio gimnazijos salę. Iš tiesų, šiandieninis šurmulys turbūt gimnazijoje reiškia vieną, kad didelis būrys pirmokų mirtinai nori tapti kuo? Gimnazistais. Aš tikiuosi, čia aš kreipiuosi į krikštatėvius, aš manau, kad jie nebus labai griežti, jie supras, kaip jaudinasi pirmokai ir, manau, atleis tokias nedidelės klaideles. Ir vis tiek jau vakare tikrai jūs žinosite, kas jūs būsite. Kviečiame antrąją klasę. Ištraukė numeris 2.
Thank you.